Nu va, esam jau laive. Pasijungiam. Pasijungia, Puiku. bliok. Tai sveiki gyvi ir tie, kurie žiūri transliaciją čia gyvai, ir sveiki tie, kurie žiūrės šitą įrašą vėliau. Šiandien mes turim pusvalanduką jau tradiciškai pirmadieniais tapusi prieš pietus laiką ir šiandien kalbėsime turbūt apie tokį vieną iš dažniausiai pasireiškiančių klausimų, galbūt ne tokį kaip ir amžiną klausimą, tai šeima ar karjera, ar vienas ar kitas dalykas. Ir šiandienos viešnia Gintarė sutiko pasidalinti savo istoriją, kuri irgi perėjo tą etapą, kuri rinkosi tai ar tas. Ir galiausiai susidėliojo taip, kad galima ir tą turėti. Tai labai bus įdomu paklausyti Gintarės, tai kaip jai taip pavyko, kas lėmė, kad taip pavyko. O gale pokalbio tiems, kuriems surezonuos Gintarės istorija, aš turėsiu tam tikrą kvietimą. Tai Gintarė, gal toks pirmas klausimas, šiek tiek tada pasidalink apie save, kokiam dabar esi kelyje ir kokiam coachingo kelyje tu esi šiuo metu. Tai sveiki visi, ačiū labai Gedvinai už kvietimą. Pirmas kartas mano tokiam live. Tai neįprasta. Tai šiuo metu, kas aš esu, tai esu karjeros coachingo specialistė ir HR profesionalė. Taip prisistatau. Tai vedu individualias karjeros sesijas, dirbu su žmonėmis ir taip pat centrinį projektų valdymo agentūrai. Esu personalo vadybininkė ir esu atsakinga už vadovų ugdymą, už įsitraukimo tyrimų organizavimą, už kompetencijų modelį, karjeros sistemas ir panašiai. Tai šiame turbūt etape esu. Okay. Taigi, tada ir... Tai čia paminėjai tą tokią darbinę sritį, bet dar tuo pačiu, aš kiek žinau, dar esi ir mama, ir žmona, ir dar aktyviai gyvenimą savo, taip? Taip, tai iš tikrųjų niekur nedingo šeima, kuri yra atsiradusi, aišku, vaikai paaugo nuo tada, kai svarsčiau ir turėjau, kaip ir vadinasi mūsų šitą temą, ar ne, kai turėjau tą tokį įsitikinimą arba karjera, arba šeima, tai dabar tikrai pavyksta suderinti, tiek turiu 2 vaikus, šuniuką, nežinau, vyrą, namus, sportuoju ir dirbu ir samdomą darbą, ir taip pat vystau savo individualią veiklą. Tai iš tikrųjų visgi pavyksta visą tai suderinti. Aišku, visko būna, kad šiek tiek labiau ten fokusas ar į vieną pusę, ar į kitą, bet tikrai visą tai šiuo metu mano gyvenime yra. Anksčiau atrodė, kad tikrai neįmanoma. Okay. Jeigu grįžtume, Gintarė, į tą laikotarpį prieš, kada atrodė neįmanoma, kaip atrodė tavo kasdienybė? Kai atrodė neįmanoma, galvoju, tai iš tikrųjų galvoju, labiausiai toks man įsimintiniausias gal tas momentas, kai pasijutau, kad kažkas yra negerai. Ir iškilo šitie klausimai, tai buvo po besibaigiant jau COVID laikotarpiu, turbūt kokių ten 21 metų gale. Jaučiausi, kad esu namie, auginu vaikus, tai dirbau samdomą darbą, bet dirbau iš namų ir rūpinausi namais, vaikais, žodžiu, bet man labai trūko savirealizacijos. Tikrai tuo metu darbe jaučiausi, kad padarau tai, ką turiu padaryti, viskas su tuo ok, bet man labai trūko augimo. Rodžiau iniciatyvą, stengiausi, bet tikrai turbūt buvo galbūt ne ta organizacija, nežinau, nepasiruošę tam, ką aš norėjau suteikti, kokio augimo aš tikėjausi. Tai jaučiausi ten, žodžiu, savęs nerealizuojanti, bet kai pagalvodavau apie pokytį, tai mane labai stabdydavo ta mintis, kad negaliu mesti, nes čia tarsi gerai, dirbu nuotoliu, gaunu ten tą stabilų atlyginimą, viskas tarsi taip ramu, žodžiu, viską galiu suderinti ir jeigu aš norėsiu siekti karjeros, tai nežinau, ieškoti darbo ar versle, ar nežinau, kitų aukštesnių pareigų, kad tai pareikalaus tokio mano įsitraukimo, kad aš nebegalėsiu pasirūpinti šeima, kad tada būsiu bloga mama, nes man rūpės tik tai darbas. Tai toksai ir iš aplinkos turėjau to, aišku, patvirtinimo, kad
džiaukis tuo, ką turi, žodžiu, dirbk tą darbą, va, iš namų gali ir nieko, žodžiu, daugiau nenorėk. Bet būtent po COVID pabaigoje aš jaučiau, kad tas įsitikinimas, jis pradėjo trukdyti ir kitom gyvenimo sritim. Žinai, nerealizuoju savęs, nejaučiu savirealizacijos, tai tada tikrai jaučiau, kad ir santykiai šeimoje prastėjo, nes aš nepatenkinta visą laiką. Ir lygiai taip pat ir ta pati sveikata, nežinau, toks dingusi motyvacija tarsi viskam. Vat toks užstrigimo jausmas, kad noriu kažko, bet tarsi pati save varžau, negaliu to padaryti, negaliu išjudėti iš tos situacijos ir jos pakeisti, nes gąsdino, buvo baimės, kad nepavyks man suderinti, kai pradėsiu judėti, prarasiu šitą stabilumą, saugumą tą ir eisiu į karjerą, tada, žodžiu, nukentės šeima ir sukausi šitose mintise. Okay. Toksai kaip ir toks pastovas ciklas, ne, buvo, kad sukaisi. O kada tas sukimasis sustojo? Gal net, žinai, gal labiau pradėjo sustojinėti. Kas tada vyko? Kada aš pakeičiau šitą savo tokį požiūrį, ar kaip? Nes aš jaučiausi toj būsenai tokioj blogoj, jaučiau, kad, nežinau, kas toliau, bet aš esu žiauriai nelaiminga. Ir tai skaičiau buvo 23 metai, ten pabaiga ar vidury, žodžiu. Ir aš kažkaip pradėjau ieškoti visokios informacijos internete, vis gaudyti kažkokį kabliuką, už ko man užsikabinti, kad išjudėti iš tos situacijos. Ir prisiminiau, kad šiaip tai 2019 metais, tai tada buvo visai maža mano dukrytė, buvau vaiko priežiūroje ir kadangi aš nuolat mokausi, esu man visą laiką viskas įdomu ir domiuosi, ir ten gavau kvietimą į seminarą. Jis vyko gyvai Vilniuje ir ten buvo pristatytas coachingas kaip įrankis, kaip metodika. Man kažkaip užkabino, aš nusprendžiau ten eiti dalyvauti, pasiklausyti. Ir tada, kai ten buvau, tai daugiau, iš įvairių sričių labai buvo žmonių, ir vadovai, vadovės, ir grožio specialistai, žodžiu, ir dirbantis, ir nedirbantis. Ir jiem buvo pristatyta ta coachingo metodika, kad tai yra įrankis ar ne, kaip jisai, kokių reikia tam kompetencijų, kad per klausimus, žodžiu, padeda žmogui praplėsti jo suvokimą, kad apie ribojančius įsitikinimus. Iš tikrųjų, man tai buvo nauja, tada aš nebuvau girdėjusi tokių dalykų, kaip tas ribojantis įsitikinimas ir panašiai. Ir kažkaip mane taip labai įkvėpė. Atsimenu, tokį pavyzdį pateikė apie bėgiką, tai tikrai nepasakysiu aš jo pavardės. Žodžiu, kad buvo žmonės anksčiau buvo įsitikinę, kad yra neįmanoma nubėgti mylios mažiau nei per 4 minutės. Ir vienas bėgikas tą padarė, nubėgo greičiau negu per 4 minutės. Ir vėliau jau atsirado vis daugiau ir daugiau bėgikų, kurie šitą ribą įveikė. Tai tarsi suprato, kad tai įmanoma ir tada jau tą ribą, žinai, atitolino, kad tai tiesiog buvo uždėta toks, ne, čia neįmanoma. Bet kai kažkas padaro, tu pamatai, kad čia dar ne pabaiga, kad gali būti ir dar mažiau. Tai tokių ir panašių pavyzdžių aš ten įsikvėpusi tada, grįžau namo, kaip faina, ten mokytis coachingo ir galvoju, kaip būtų įdomu. Bet grįžus namo, pristačiau savo šeimos rate, su draugais pasikalbėjom, papasakojau. Ir coachingas, čia nesąmonė, žodžiu, investicija finansinė nemaža. Ir ką tu su to darysi? Toksai buvo visiškai nepalaikymas. Ir pasijutau, žinai, ne su vienu žmogum pasikalbėjau, ir su draugais, kurie, sėkmingi, sąmoningi, viskas su jais gerai. Ir taip kažkaip numečiau tą idėją į šalį ir neėjau mokytis coachingo. O tais 21-ais, kai pasijutau tam užstrigimo tokiam jau viskas, čia jau dugnas, toksai, prisiminiau aš tą coachingą, pasijungiau internetą, susiradau tą pačią organizaciją, kurioje tada mokiausi, tą mokyklą, ir nusipirkau kursus, pradėjau mokytis. Tai čia buvo mano tas įrankis, aš prisiminiau, kaip jis mane tada įkvėpė ir aš galvoju, šito man reikia to, kad aš išjudėčiau.
Aš negirdžiu, žinok, nėra garso. Mhm. Negirdžiu, ne. Kaip dabar? Aha, girdžiu. Girdi, okei, tai kažkas čia su mano vieno mikrofono, Taip. bet aš labai persimesčiau į kitą. Tai okei, tu Gintarė papasakojai, kaip tą istoriją, kol prieėjai iki mokinimosi. Pradėjai mokintis, baigėjai mokslus, kiek žinau, po to dar pabaigai mokslus ir kaip kitoje coachingo mokykloje. Kaip atsitiko taip, kad tu dabar padedi ir kitiems žmonėms karjeros kelyje? Gali pasidalinti, kas lėmė, kad tu nusprendėjai, kad okei, noriu ir šitą vietą pažiūrėti, kas čia vyksta. Ne tik savo padėti, bet ir padėti kitiems. Kas ten tokio įvyko? Tai gal, žinai, tą pirmą mokyklą pabaigus coachingo, aš pati turėjau nemažai sesijų, dirbau labai su savim. Ir ten buvo viena iš dalis sertifikavimo, būtent kažkaip asmeninį savikoučingo kaip projektą turėjau gyveninti per pusmetį. Ir aš pamačiau tą pokytį, kad va taip sesija po sesijos pas mane atsirado drąsos, aš pradėjau žingsnis po žingsnio iš tos situacijos, tai nežinau, tą patį ir sportą į savo gyvenimą sugrąžinau ir pakeičiau darbą, susiradau tikrai puikią organizaciją su ten fainom pareigom, fainom atsakomybėm ir toliau. Dalykai pradėjo keistis, bet jutau, kad noriu padėti ir kitiem, bet kad dar tarsi nesu pasiruošusi, kad dar nepakankamai moku, kad man trūksta įgūdžių. Ir tada pradėjau LT mokykloje. Ir nuo tada, kai pradėjau coaching LT mokykloje, jau buvau dalį praėjusį kursą, pradėjau ir savo individualią veiklą vystyti. Ar aiškiai sakiau, galvoju, ar seka tokia truputį pasimeta? Aš suprantu, kad tada dar toks tam tikras įsitikinimas buvo, kad vis dar negana kažkas, ne, kad galėtum padėti kitiems. O kas lėmė, kad šitą įsitikinimą peržengiai? Tai tikrai, žinai, buvo ne vienas įsitikinimas, tai čia faktas. Ir su tuo, kad dar nelaikas, dar nepasiruošus, dar nepakankamai coachingo specialistė, tai irgi padėjo išjudėti man būtent, išjudėjau per coachingo sesijas. Buvo, žinai, vis atrodo, dar nemoku, dar šito nemoku, begalė knygų, ten visas mokyklas pračekintos, ten tas, žinai. Ir atrodo, dar ne, dar reikia kažko. Ir kažkaip atsimenu, turėjau vieną sesiją, kurios metu ir kėliau tą tikslą tokį, kad aš noriu būti profesionali coachingo specialistė. Ir coachingo sesijos metu mano ta coachingo specialistė klausė, tai kas tau yra, ką tau reiškia, tas jau profesionali coachingo specialistė, žinai. Ir susidėliau dalykus, kas tai turėtų būti. Ten sertifikatas, ACC, jau, žinai, tam tikras įrodymas, tarsi klientų atsiliepimai, rekomendacijos. Ir tokius įsivardini, ką tau tai reiškia. Ir paskui iš to gaunasi, kad susidėlioja ir tokį veiksmų planą, ką tu pasidarysi, ar ne? Tai reiškia, jeigu aš dabar nesijaučiu pakankamai gera coachingo, man yra gera tada, kai jinai ten yra ACC, tarkim, turi rekomendacijų, turi atsiliepimus, klientus ir panašiai, tai pradėdavau nuo kažkokio tai žingsnio, žinai, tai tarkim, surinkti atsiliepimus, kad jeigu, nes taip atrodo, nežinau, dar lik mažai, arba neprašai to atsiliepimo ir vis galvoju, dar blogai, tai, tarkim, kokios sesijos pradėjau prašyti klientų atsiliepimų. Ir į tą savo dėžutę, žinai, atsiliepimus, išlaikiau egzaminą, baigiau ICF tą mokyklą ir išlaikiau egzaminą. Ir kai surinkau tą savo dėžutę, kuri man reiškia, kad jau esi kompetentinga ir pakankama coachingo specialistė, tai pradėjau vystyti, pradėjau veikti.
tokiais žingsniukais vienas po kito, taip ir gimė ta veikla, kurią irgi dabar vystai šalimais. Gintarė, gal galėtum pasidalinti konkretų dalyką, galbūt tokį kaip ir dienos tokį stop kadrą, kurio nebūtų, jeigu nebūtum pradėjusi mokintis coachingo. Ko nebūtų, jeigu nebūčiau. Aš šiaip tai galvoju, žinok, kad aš nebūčiau pradėjusi šiaip tai savo šitos veiklos, karjeros tiek konsultavimo, tiek karjeros coachingo, aš nebūčiau, jeigu ne coachingo mokslai. Aš tikrai neturėjau tokio pasitikėjimo, neturėjau to aiškumo iš viską man daryti, buvo krūva šitų ribojančių įsitikinimų, kurie mane stabdė laikė, nes aš svajojau viduje senai apie tai, nes aš daug metų tam HR, tai galėjau kaip konsultacijas vesti, ar ne, o paskui per coachingą supratau, kad aš noriu dirbti šitoje srityje, tarsi aš čia išmanau, žinai, turiu kompetenciją HR ir su atrankom su žmonėm. Ir mano coachingo kompetencija tik pastiprina tą vietą. Tai dabar jau atrodo, kad natūraliai tas gavosi, bet tikrai be coachingo mokslų aš nebūčiau išjudėjusi, nes labai daug įgijau tokio, aiškumo apie tai, ko aš noriu. Pavyko tos savo ribojančius įsitikinimus pakeisti ir žengti to, žinai, pirmosius žingsnius, kurie žingsnis po žingsnio vis tiek atveda iki tam tikro rezultato. Nemažai žmonių ir galvoja, ir galbūt irgi turi tam tikrą tokią kaip ir nuomonę, kad pradėjus mokintis coachingo, tu būtinai turi tapti coachingo specialistu ir eiti kitus coachinti. Kaip tu galvoji, Gintarė, galbūt turi savo gyvenime pavyzdžių, kur tu ir kaip naudoji coachingą, turiu galvoje, nedirbant su karjeros konsultacijomis. Kur dar kaip įrankį, kaip metodika, kaip disciplina, kaip filosofija, kur dar tu naudoji gyvenime? Darbe, tame pačiam? Tai aš, tai pradžioje galvoju, kad tikrai ne visi turėtų eiti su tuo tikslu, kad tapti gerais coachingo specialistais, nes, tai atskira kaip profesija, ar ne, ir čia užtenka. Man galvoju, tas buvo pirma mokykla, tai buvo tarsi tas patir coachingą, ką dabar, man atrodo, turi coachingą ta mokykla, kur tu patiri. Ir tada, išbandęs, tu gali įsivertinti ir suprasti, ar tu nori eiti šito keliu, ar ne. O kad pats tas mokymasis coachingo, jis tai taikomas visur, nežinau, tai tam pačiam šeimoje bendraujant, nežinau, su draugais, tiek darbe, kokia tai bebūtų profesija, absoliučiai visur pritaikomi įrankiai ir bet kuriuo atveju ir į save, žinai, nes aš turiu ir iki šiol coachingo sesijas, bet lygiai taip pat aš išmokau atpažinti, pastebėti, bet kas mane riboja, kas man trukdo. Tai kartais naudoju ir tokį kaip rašymo praktiką, ar ne, pati save vedu per coachingo klausimus ir padedu savo išjudėti iš įvairių situacijų. Tai tikrai visuose absoliučiai gyvenime srityse pritaikom. Ne tik jau padedant kitiem ir kaip būtų kaip profesija, kaip darbas. Galėtum pasidalinti vienu konkrečiu pavyzdžiu, kaip pritaikai darbe? Vis tiek tu dirbi su HR srityje, nemažai HR žmonių irgi ateina mokintis coachingo. Kaip tu konkrečiai pritaikai coachingo įrankį ar įgūdžius darbe? Tai daug galėčiau pasakyti, bet šiaip man toks, žinai, atėjo mintis apie tokį didesnį pokytį gal. Nes prieš vienoje organizacijoje dirbu, žodžiu, tai aš buvau tokia, trūko gal man tokio organizuotumo ir struktūros. Šiek tiek buvo tokio gal pasiblaškymo, nežinau, jausdavau, kad kartą apsimenu, šiek tiek pasimesdavau, tarkim, tikrai yra buvę tokių situacijų ir aš kažkaip tą, būtent coachingo, naudodama coachingo tą metodą, ar ne, įrankį,
reflektavau ir įsivardinau, kad šitą aš norėčiau dalyką pakeisti. Ir prisijungus, tarkim, prie Centrinės projektų valdymo agentūros dabar, tai organizuotumas ir struktūra tai yra pirmas dalykas, kuris sako mano vadovė, mano kolegos, kad žiūrint į mane, aš esu labai organizuota, labai struktūruota ir taip toliau. Tai tokius, iš tikrųjų, didelius pasikeitimus galima pasiekti, būtent per tą refleksiją, per tai, ką tu nori patobulinti, žinai, pastebi ir jeigu tu nori keisti, tu po truputį keiti. Ir manasi, kad labai, kaip kitas žmogus, tai man keista girdėti, kad vienur tai buvo tarsi silpnesnė mano dalis ir praėjus kuriam laiku tai yra mano stiprybė. Tai šitas man labai fainas šitai dalykas įrodo, bendraudamas su išklausyti, įsiklausyti, išgirsti, tai jau yra labai didelis dalykas. Priimti, nevertinti, tai nežinau, tokios kompetencijos labai darbe. Iš čia bet kuriam, ne tik čia. Ne, tai, ką tu kalbėjai, iš tikrųjų yra labai svarbu yra priimti, nevertinti, išklausyti, yra tokios kaip ir net ir pamatinės turbūt savybės žmogaus, kuris nori padaryti įtaką kitiems. Tai galvoju, tą gerąją prasme padaryti įtaką. Tai žinai, gal ir apie klausimus, bet toksai man jau tampa toksai, kad tai ir klausimus užduoti. Aišku, kad tu labiau pradedi užduoti natūraliai jau tokius atvirus klausimus ir jie irgi padeda. Bet tiesiog kažkaip man jau dabar klausimų ir coachingų specialistas. Tai va. O Gintarė, dar šiek tiek jau tavo darbinę dalį palietus. Ką tau duoda atvirų klausimų uždavimas, mokėjimas juos užduoti geriau? Kokią tau tai vertę sukuria? Kaip tai man padeda darbe, kai aš užduodu atvirus klausimus? Taip. Tai labai padeda, išgirsti nuomonę, iš tikrųjų, ir pastebiu, žinai, kad pavyksta gauti daugiau informacijos šiaip tai. Nes žmogus tarsi pats net nejaučia, kaip jis pradeda atviriau kalbėti ir jis pasako daugiau ir kartais daugiau negu nori. Tai man tikrai tas būna, žinai, vertinga išgirsti daugiau, negu žmogus norėjo pasakyti. Nes, būna, tarkim, pasiruošęs vieną atsakymą, bet užduodi papildomą atvirą klausimą ir gaunasi, kad biškai kitaip iš tikrųjų yra. Tai gal tas tokio daugiau atvirumo. Tokiam bendram vaizdui didesniam susidarimui tai padeda toks įgūdis. Taip, ir gaunasi, kad savo nuomonės neprimeti, kai užduodi klausimą, tai jaučiasi ir tas žmogus, kad čia jis priema kažkokį sprendimą. Ne tai, kad jam yra sakoma, ką daryti. Tai tas irgi labai tokį duoda. Žmogus labiau prisiema atsakomybę už tai, ką jis pasako, kokią idėją pasiūlo ir panašiai. Gintai, iš visos mūsų istorijos, pokalbio, tai ką kalbėjom, paminėjai, kad kelis kartus atpažindavai nuo to savo ribojančius įsitikinimus. Taip. Kaip dabar nuo jos atpažįsti šiai dienai, jeigu tokių atsiranda, ir kaip tada, ką darai tu su jais? Kas vyksta toliau? Tai coachingas mane išmokė suabejoti. Tai kartais, kai kyla kažkokia mintis, tai aš, nežinau, galvoje, ar ant popieriaus lapo, ar coachingo sesijoje, aš užduodu tą klausimą, žinai, ar čia faktas, ta prasme, ar kitaip būti negali. Nes netgi grįžtant prie to mano įsitikinimo arba karjera, arba šeima, žinai, aš buvau įsitikinusi, kad ten, nežinau, negali būti taip, kad moteris tada jau, kuris siekia karjeros, tai jinai dažniausiai bus viena, pasieks ten aukštas pareigas ir taip toliau, bet kai suabejoji, net ir savaime pradedi ieškoti
pavyzdžių, ar gali būti kitaip, žinai, ar čia bet faktas, tik tai visos ten, nežinau, vienišos moteris yra pasiekusios karjeros ir tada pamatai, kad yra daugybė turinčios 4-5 vaikus, didžiulius verslus, puikius santykius, yra to. Tai ta abejonė, kad suabejok tuo, ką tu galvoji, ar tai tikrai ar tai faktas, ar gali būti ir kitaip. Tai tą klausimą savo keliu sakau 3 būdais. Tai rašydama ir coachingo sesijose. Ir 3 pamiršau dabar. Aš tai sakiau. Tai va. Gintarė, tavo irgi nuo kelionė iki coachingo, kaip ir minėjai, prasidėjo 2019, nes išgirdai apie seminarą, webinarą, ten kažkas bus. Tada buvo tam toksai kaip ir hypas, bet gavai iš aplinkos tokia, kaip kas neigiamos informacijos dozė. Vėliau grįžai po pandemijos. Tai ką patartum kitiems, kurie lygiai taip pačiai kažkada buvo išgirdę apie coachingą, vis dar nešiojasi tą savo mintyje, bet ar to žingsnio nebuvo pradėję žengti. Bet turiu galvoje apie coachingo mokslus, ne apie sesiją, žinai, turėti savo, bet žinai apie coachingo mokslus. Tai ką patarčiau, ne? Tai mane, sakau, neturėjau to palaikymo. Ir paskui, net kai priėmiau sprendimą, tai nuėjau ten, kur išgirdau. Tai aš vis dėlto, jeigu užkabino ta mintis ar ne apie coachingą, tai kviesčiau patyrinėti, kas yra rinkoje, kokios yra mokyklos, kokios yra kitų žmonių patirtis. Tikrai labai linkę žmonės dalintis, tai aišku ir šitie laivai, tai manau, kad yra labai labai puikia erdvė iš čia pasisemti tos patirties, pasižiūrėti, kaip kiti nuėjo tą kelią, žinai. Tai ir jeigu matai, kad tau vis tiek tas nukabina, tai kviesčiau nelaukti, kad dar kažkada po metų, dar kažkada vėliau. Aš pati savo būčiau padariusi iš karto, žinai, prasme nelaukti tų 3 metų iki vienos coachingo mokyklos, dar 2 iki kitos, ta prasme, labai sulėtinau visą tą, aš manau, kad būčiau daug greičiau atsidūrusi ten, kur esu ir dar toliau. Tai turbūt. Tokia tarsi žinutė, kad pasitikėk instinktu, jeigu matai, kad ir jauti, kad reikia daryti. Taip, pasižiūrėt rinką, pasižiūrėt kitų žmonių patirtis. Bet visgi jeigu tu jauti, kad tau reikia, nes žinai, galvoju, visi šiaip tai, kiek aš pati jau pradžioj sakiau, kad tikrai nuolat mokausi. Ir galiu sakyti, kad visi tokie, nežinau, brangesni, tiek finansinė prasme, žinai, tiek laiko investicijos prasme mokslai, jie atsiperka. Ta prasme, ir nebūtinai, kad tu dabar pravesti tiek coachingo sesijų ir uždirbsi iš jų, bet koks tu tapsi žmogus, baigęs tos mokslus, tai kažkokią didesnę programą pabaigęs, tu jau nebebūsi tam pačiam lygiai, kur tu esi. Ir tu jau iš to kito žinojimo, kito savo sąmoningumo lygio priimsi visai kitus sprendimus. Ir nebūtinai tu tapsi coachingo specialistu, gal tu tapsi ten geresnių vadovų, nežinau, kažkokių geresnių idėjų sugeneruosi, geresnių, nežinau, kolegom tapsi tarsi geresnis, o gal tiesiog geresnių žmogumi, bet žodžiu, kad jie atsipirks tau, bet kokiu atveju, aš nebejoju, man tikrai visi tokie didesni mokymai tikrai atsipirko, tai nereikia, manau, gailėti šitam nei laiko, nei pinigų. Jeigu tik noras yra, tai tas nuveda į priekį. Ką turiu pasakoju, žinai, man tenka pabūti ir pačioje mokykloje su studentais besimokančiais, padedant juos edukuoti. Dauguma irgi ateina kartais su tom dvejonėmis, reikia, nereikia, bet ir ką su tuo darytų, bet jie pirmiausia išneša tą pokytį vidinį. Daugiau drąsos, daugiau pasitikėjimo, daugiau galiausiai to veiksmo. Daryti, siekti savo svajonių, ką ir tavo istorija ir įrodo. Kaip ir pradėjo nuo tų nedrasių žingsniukų, bet įsitikinimus ten 1, 2, 3, 4 sulaužiai, kuris net ir pasidarinai, net nebejoju, kad dar daugiau tų įsitikinimų buvo sulaužyta toje kelionėje. Tie, kurie svarsto, ar coachingas galėtų būti jų sekantis žingsnis, tai yra ar profesija galbūt, arba tiesiog kaip įgūdis, turiu žinią. Ir čia kalbu apie tą žinią, kurią užsiminiau ir pačioje pradžioje. Tai šį ketvirtadienį
vesiu webinarą, grinai tema coachingo, ar coachingas yra tavo sekantis žingsnis, kurio metu atsakysiu dažniausiai pasitaikančius klausimus, turėsim net ir tokį kaip ir mini sesiją grupėje, kurios metu irgi patirsite, tai kas tas coachingas yra iš tikrųjų. Pasidalinsiu keletą dar nuo kitų absolventų istorijomis, kaip ten kas dėliojasi. Tai kviečiu prisijungti, aš dabar pasidalinsiu gal net ir nuorodą, kurią galite užsiregistruoti į webinarą, tai šį ketvirtadienį 17:30 iki valandos laiko, plus minus. Tai kas norit pasitikrinti, ar tikrai coachingas yra ta profesija, ar įgūdis, ar disciplina, filosofija, į kurią verta toliau investuoti, tai čia būtų labai jums geras sekantis ir tas paprastas žingsnis tą padaryti. Tai kviečiu registruoti, nuorodą matot ir tą nuorodą dar paliksiu komentare, kad tie, kas matytų, irgi galėtų pasižiūrėti. O mūsų laikas, matau, jau neartėja, jau pasibaigė mūsų laikas, iš tikrųjų su Gintarė čia 1, 2, 3 ir greitai baigėsi mūsų pokalbės. Tai ačiū tau, Gintarė, kad sutikai pasidalinti savo mintimis, savo istoriją. Esu tikras, kad tikrai ne vienas atpažinau save. Aš ir pats save atpažinau, vis tiek tam tikrų dalykų susieja. Tai tiems, kurie irgi atpažino save, kviečiu nesustoti dar tiems 2-3 metams, o kaip ir Gintarė linki dėti sekantį žingsnį. Gintarė, ačiū tau labai, kad buvai čia. Ačiū tau labai. Gerai. Ačiū visiems ir pasimatymų sekantį kartą. Iki.